Stilius egzistuoja beje tik tekste. O kas yra tekstas? Tekstas yra kalbos akto realizacija. Tai yra autorius, norėdamas pasakyti kokią nors savo mintį, iškelti idėją, aprašyti kokį nors reiškinį, jis visą tai išreiškia žodžiais ir perduoda asmenims arba asmeniui, tai yra adresatui. Ir štai tas sugebėjimas tekste pateikti raiškos priemonės ir yra stilius. Ką daro autorius? Jis pirmiausia pasirenka tas raiškos priemonės, kurios jam labiausiai tuo metu tinka. Tam tikrą sakinį, tam tikrą žodžio formą, tam tikrą būdą išdėstyti savo mintis. Jam šito neužtenka ir jis pasirenka dar gudriau. Jis gali tas kalbos priemonės išdėstyti paraleliai, kontrastiškai. Gali pakartoti vieną kartą, gali pakartoti kelis kartus. Ir visa tai priklauso nuo to, ką jis nori pasakyti, kaip nori pasakyti, ką nori pabrėžti. Be to, kalboje dar turi būti tam tikras ritmas ir dar turi būti tam tikra tvarka. Ir štai stilius sudėlioja tam tikrą kalbos priemonių tvarką.